skutuosi, kada nori, nesiskutu, kada nori. Lapkritis mėnuo, kai vyrai augina ūsus tam, kad atkreiptų dėmesį į prostatos vėžio prevenciją. Ką apie tokią tradiciją mano Vyčio komanda? Neteko dar. Bet reikia gal nueit pasitikrinti, vis dėlto 28. Tai aš būna auginu, bet nespecialiai, kas gražu dėl to, kad šiausiai tingiu skustis kartais. Skutuosis 3 savaitės kartą, 2 savaitės kartą. Barzda labai sendina, taip senas, dar visai sendina. Paskui jaunimas traukia per dantį liūdinį. Man kaip tik ūsai tik auga, tai aš nesilaikau. Pareigingas tik Marijus Užupis. Tam, kad pasitikrintų sveikatą, jis nelaukia lapkričio. Bet barzda, kaip ir Paulius Belevičius, įrauginęs tik Kinijoje. Aš prisižiūriu save ir dažniausiai pavasarį po sezono visą laiką važiuoju pas daktarus, pas šeimos gydytoją. Pasidarau ten visus prieš nuo vėžio tyrimus, ten ar sergu ar nesergu, kažkokia tai yra komplikacijų ir dar kažkas. Kai Kinijoje buvom truputėlį ilgesnį laiką, grįžau, žmona gan nustebus buvo, sakė, nelabai gražu. Buvau išvykęs į Kiniją, čia gal prieš porą metų ir mėnesių laiko ir tada auginau, tai pamačiau ir man nelabai. O čia dar vienas žmogus su šiokia tokia barzda. Tai Spike'as Lee, vienas žymiausių filmų prodiuserių Jungtinėse valstijose. Jo tikrasis vardas Sheltonas Jacksonas. Visiškai toks pat kaip Vyčio naujoko, kuris pakeitė vilčių nepateisinusi DeAndre Smithą ir kuriam dėmesio Lietuvoje netrūksta nuo pat pirmųjų, čia praleistų akimirkų. There was a lady at the airport who asked me, "Hey, what are you doing here? Do you play basketball?" I said, "Yeah." And I told her I was playing with Team Vitus, and she was like, "Oh, you play with Vitus?" Whatever. So that's my first Lithuanian experience. It seems like people know the team and they want the team to do really well this year. Naujasis ekipos legionierius patyręs 27 metų 1,91 cm gynėjas. Tiesa, krepšininko patirtis nebuvo sukaupta lengvai. Augdamas jis turėjo įveikti ne vieną iššūkį. I grew up in a place called Uptown, which is a hood in Chicago, Illinois. Kind of crazy, dangerous hood, dangerous city, but I was able to play basketball and make my way out. A friend of mine, his name is Jeremiah Moore, rest in peace. He was a basketball player, a little guy, and I was a tall guy, really skinny when I was younger, and he pretty much forced me to play basketball. He got me into the gym, and I worked every day with him, and I began to excel when I was young, so Jeremiah Moore is the reason I play basketball. They seem like they want to do well, everybody from top to bottom, so I expect big things this season. I expect really big things this season. Everybody wants to win, so I'm excited about the opportunity. Naujokas, jei nieko netikėto nenutiks, debiutuos jau pirmosiose savaitgalio rungtynėse prieš Jonavos sporto klubą. Tačiau Sheltonas nebuvo vienintelis naujas veidas Vyčio treniruotėje. Sostinės krepšinio mokykla kas mėnesį iš visų savo žaidėjų, nuo mažiausių iki tų, kurie mokyklai atstovauja regionų krepšinio lygoje, renka geriausią mėnesio krepšininką. Šįkart juo tapo Augustinas Venskus ir gavo galimybę išbandyti jėgas Vytyje. Labai didelis greičio skirtumas. Žaidėjų mąstymas visai kitoks. Pataikymas meistriškumas labai skiriasi žaidėjų iš tiesų. Tai va, bet pažaidus su tokiais žmonėmis, tai tiesiog labai didelė motivacija daugiau stengtis ir pačiam tokį lygį pasiekti. O dabar grįžkime prie Jonavos sporto klubo. Praėjusiais metais Vyčio viltis patekti į finalo ketvertą sudaužęs Tadas Sebežiovas šiame sezone perėjo į Vytį, kuris pagaliau sulaukė pirmosios galimybės atsiteisti už skriaudas. Nuskausmino Jonava labai Vytį, kiek atsimenu. Verkė dramblio ašarom visi. Jonavoje labai sunku žaisti, patys žinot, išvykoj. Ir ta salė, ir tie varžovai, ir dar nuoskaudos nuo praeitų metų, čia kaip suprantu, kad kažkam likė. Bet paėmėm jų stipriausią ginklą Tadą, tai tikėkimės padės. Nepaisant to, kad komanda išgyvena 3 pergalių seriją ir nuotaikos joje nepalyginamai geresnės nei sezono pradžioje, žaidėjų pasiteiravome, ką dar galima pagerinti. Ypač įdomi buvo Gedimino Maceinos versija. Ko labiausiai trūksta, kad Užupis pradėtų dainuoti lietuvių liaudės dainas. Žmogus turi gerą balsą, nežinau, X faktorius jį praleido, ar kaip, tu neužmatė talentų, neužmetė meškerių, turbūt Griška būdė, ar iš akių, kur jisai, nežinau, nepagauštos auksinės žuvelės, auksinio balsų savininkų. Šiandien, manau, pradės dainuoti, pradėsim žaisti dar geriau, gal tai dar bus rezultatai.
Marijus Užupis rungtynės Jonavoje kaip įprasta pradėjo starto penkete, o po praėjusio sezono principiniais varžovais Vyčiui tapę jonaviečiai šiomis rungtynėmis pradėjo antrąjį savaitgalį po atsinaujinimo. Praėjusiais metais Vytį treniravęs ir kartu su ekipa kritęs prieš Jonavos komandą ketvirtfinalyje, Nerijus Zabarauskas dabar jau yra Jonavos sporto klubo treneris. Vytis po pirmųjų 2 kėlinių atrodė pirmavo užtikrintai. Kaip ir neblogai. Looks that 41, 21, 28, yeah, okay. Just play. That's it. Lošiat galvą, viskas tvarkoj buvo. Darykit iki galo. Bet trečiajame kėlinyje niekada nepasiduodant Jonava kilo iš šturmą, ketvirtajame ketvirtyje persvėrė rezultatą ir komandos buvo priversto žaisti intriguojančią pabaigą. 80-74. Vytis išlipa sausas. Jeigu nieko labai netikėto nenutiks, blokuoja Marijus Užupis dar Ričardo Verbicko metimą. Viskas, paskutinės rungtynių akimirkos 80-74. Vytis triumfuoja. Atlaikęs varžovų spaudimą, Jonavos sporto klubui galima tarti tik pagiriamuosius žodžius. Jie namuose žaidė pavyzdingai prieš Vyčio ekipą.